Labas vakaras, jūsų dėmesio į antradienio žinių laidą. Marijampolė gilina bendradarbiavimą su Vokietijos miestu Bergisch-Gladbachu. Alaus atributikos kolekcininkai susitikimai pasirinko Marijampolę. O Gira Cross trasoje vyko Lietuvos automobilių kroso pirmenybių ir Baltijos šalių čempionato varžybos. Marijampoliečiai kviečiami aktyviai dalyvauti Europos judumo savaitėje. Savivaldybės delegacija viešėjo susigiminiavusiame su Marijampolė mieste Vokietijoje Bergisch-Gladbache. Vizito metu sutarta aktyviau bendradarbiauti kultūros, sporto, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų srityse. Rugsėjo 9–11 dienomis savivaldybės delegacija viešėjo Bergisch-Gladbache. Marijampolės atstovai buvo pakviesti dalyvauti tradicinėje miesto šventėje. Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius pasidžiaugė, kad ilgamečiai bendradarbiavimo partneriai labai suinteresuoti gilinti abiejų miestų ryšius. Džiaugiuosi tuo, kad tose dalykiniuose pokalbiuose, susitikimuose ir su meru, ir su grupe, kurie rūpinasi santykiai su Marijampolė, pokalbiai buvo labai dalykiški ir mes aptarėm kai kuriuos konkrečius žingsnius mūsų bendradarbiavimo plėtoti. Tai džiaugiuosi tuo dalykinę išvyką, kur nauda bus savivaldybė ir joms žmonėms. Konkretizavom dabar būsimą bendradarbiavimo kultūros srityje, bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, tai kas jau ir buvo, sakykime, moters veiklos centras, vėlgi mes tą patį aptarsim, ir galimi studentų mainai. Jie nori suaktyvinti tas veiklas, kurios jau buvo praeitie išbandytos ir plus pasiūlė naujas veiklas kultūros srityje. Kultūros srityje yra numatyta keistis tiek profesionaliais, tiek mėgėjiškais kultūros kolektyvais, meno saviveiklos kolektyvais. Ir štai jie pasiūlė pirmąjį žingsnį ir jų kolektyvui atvykti ir man kilo idėja, kad tai galėtų būti kaip jau prieškalėdiniai renginiai gruodžio mėnesį ir tikrai atvyks pas mus, dar mes tą aptarsim po 2 savaičių detalės, atvyks jau labai stiprus profesionalus kolektyvas, kuris koncertuos mūsų miesto visuomenėje. Tai tikrai stiprus kolektyvas, kuris turi gastrolės tiek Europoje, tiek sausio mėnesį, kitų metų turės gastrolės Jungtinėse Amerikos valstijose. Savivaldybės tarybos narys Darius Kemeraitis pabrėžė, kad šio vizito metu didžiausią įspūdį paliko Bergisch-Gladbache išvystyta savanoriška veikla. Savanorystė tai kaip visi savivaldybės, visi miesto darbuotojai, gyventojai, suprantat, dirba savanorišką darbą. Padeda vieni kitiems, rūpinasi neįgaliaisiais, pavežė vežimėliu, vyksta bėgimas, visi savivaldybės, ne visi dauguma savivaldybės darbuotojų, kad ir padavinėja tą patį vandenį tai yra savanorystė, tai yra labai džiugu, labai gražu ir mes turim visi pasimokyti iš to. Tai ar bandysit ir Marijampolėje šitas idėjas skleisti? Tai ta idėja po truputį Marijampolėje atsiranda, bet atsiranda tarp jaunų žmonių, bet mes turim visi mokintis ir jaunesni, ir vyresni, kad savanorystė tai yra toksai kaip stumimas žmonių į priekį ir mes vieni kitiem turim padėti. Bergisch-Gladbachas vienas seniausių su Marijampole susigiminiavusių miestų. Bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta dar 1989 metais. Per tiek metų iš tikrųjų buvo daug labai įvairių ir susitikimų ir pati pradžia, į bendradarbiavimo pradžią buvo įtraukti ir privatūs asmenys, ir organizacijos įvairios. Ir iš tikrųjų per tiek metų gana aktyviai labai bendradarbiavo mūsų Rygiškio Jono gimnazijos. Gimnazija tai yra mokinių ir moksleivių pasikeitimai, vizitai su Bensbergo Albertus Magnus gimnazija. Taip pat evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė su Bensbergo evangelikų liuteronų bendruomenė. Iš tikrųjų ir mūsų Caritas, ir ligoninė, ir kitos įstaigos, ir sporto centras yra iš tikrųjų gavę ir nemažai pagalbos ir paramos iš Bergisch-Gladbacho. Marijampolė bendradarbiavimo ryšius užmezgusi su 12 užsienio miestų. Alaus atributikos kolekcininkai pirmą kartą rinkosi Marijampolę. Į mainų biržą atvyko atributikos rinkėjai iš 7 valstybių. Kolekcionavimas kaip klausimas be atsakymo, ieškoti loginio paaiškinimo tikrai neverta. Tiesiog tai yra gyvenimo aistra. Tik tarp kolekcininkų yra esminis skirtumas. Vieni tai daro užsislėpę, o kiti buriasi į klubus ir savo kolekcijas rodo viešai. Štai į Marijampolę susirinko alaus atributikos rinkėjai. Renginys yra tarptautinis alaus atributikos kolekcininkų
susitikimas. Mes jį vadinam populiariai birža, tarp mūsų sklando taip pavadinimas. Šiaip yra kolekcininkų susitikimas. Organizatoriai yra klubas, alaus atributikos kolekcininkų klubas Humulus Lupulus. Jeigu Humulus Lupulus paprasčiausiai verčiasi apynys paprastasis. Todėl simboliškai mes pavadinom taip savo klubą. Mūsų klubas yra tarptautinis, turim narių iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, netgi Graikijos. Ir daug lietuvių, aišku, yra. Vilkmergės alus kaip ir uždarytas buvo, todėl mes visą laiką rengdavom Ukmergėje. Šį kartą Ukmergėje nebuvo tikslo rengti, todėl kad viskas subirėjo ir nutarėm pabandyti Marijampolėje. Miestas, aišku, alaus atžvilgių nėra patrauklus, kadangi nevyksta čia nei gamyba alaus, nei mažų daryklų, nieko čia alaus gana sunku įsigyti. Todėl nutarėm pritraukti žmonių iš kitur, kad atsivežtų, paragautų, sukvietė marijampoliečius, kad jie pamatytų, kas čia vyksta. Alaus atributikos kolekcininkų biržoje Marijampolėje užsiregistravo virš 50 dalyvių iš 7 valstybių. Aistra rinkti visi užsikrečia panašiai, kaip ir svečias iš Baltarusijos sostinės Vitalijus Balaševičius. Rinkti pradėjau 2003 metais, bet tik tai, ką draugai padovanodavo ir ką pats įsigydavo. Tačiau mainų biržoje nedalyvaudavau. Aktyviai pradėjau kolekcionuoti nuo 2011 metų. Važinėjau po biržas, šiais metais jau buvau Latvijoje, čia Lietuvoje ir tikiuosi dar nuvykti į Slovakiją. Turiu svajonę surinkti visus Baltarusijoje iki šiol pagamintus alaus butelių kamštelius. Svarbu, kad pomėgį palaikytų visi šeimos nariai. Štai ponė Giedrė padeda savo vyrui prižiūrėti jo surinktą alaus bokalų kolekciją. Sekcija užleista yra visa. 5 dalys stovi, prikrautos pilnos. O kai pradėjau rinkti, nesakėt, ką tu čia darai? Ne, palaipsniui, kaip sakom, ir užsipildė viskas. O jūs pati neužsikrėtėt rinkimų? Jau matot, kad prijaučianti. Jau viskas. O tai alų ragaujat? Taip. Baigdami turime visiems priminti, kad vartodami alkoholį rizikuojate savo sveikatą, šeimos ir visuomenės gerovę. Tam pritarė ir Remigijus Ravinskas, patvirtindamas, kad nebūtina kolekcininkui gerti alų. Ne, tikrai ir yra pavyzdžių, žinome, kad kolekcionuoja žmonės alaus atributiką, bet jie kai kurie netgi negeria alaus. Yra ir tokių. Savaitgalį Marijampolės automobilių kroso trasoje varžėsi lenktynininkai iš Baltijos šalių. Varžybų metu buvo pagerbtas automobilių sporto veteranas Vytautas Pilipavičius. Savaitgalį marijampoliečiai Ugira Kros trasoje galėjo stebėti Lietuvos automobilių kroso pirmenybių ir Baltijos šalių automobilių kroso čempionato varžybas. Šiandieną iš tiesų renginys labai gausus, galiu pasakyti tik tai tiek. Tai kroso varžybos surinkti 70 dalyvių, senai mes jo to skaičiaus neturėjome. Kalba apie tai, kad čia yra ko gero 2 dalykai. Sportininkai važiuoja tas trasas, kur varžybų trasa yra paruošta gerai, kur organizatorius yra plačia didelė širdimi. Reiškia, kad pakviesti sportininkų šiandieną reikia su jais dirbti, reikia skambinti, reikia šnekėtis, reikia duoti geras sąlygas, gerą trasą ir gerą varžybas. Tad trasa, kokia jinai yra, tokia yra, bet jinai šiandieną labai puikiai, gruntas jos geras. Parkas, žiūriu, dalyvių tikrai didelis, kol kas matosi, kad netgi kvalifikaciniuose žodžiavimuose kova vyksta. Intrigos bus iki varžybų galo, tad tikrai galvoju, kad šventė puikiai visiems susirinkusiam ir žiūrovam, kurie atėjo pažiūrėti šitas varžybas. Varžybas atidarė bei dalyvius ir žiūrovus pasveikino Marijampolės meras Vidmantas Brazys. Mėly golfininkai, labai malonu, kad tiek šiandien jūsų daug susirinko. Žinoma, geras oras, bet geram ore, tai daug kas prie ežerų, jūs atvykot į Marijampolę eilinį kartą parodyti, ką galim, kaip smarkiai važiuojam. Taigi, sveikinam mūsų kaimynus, Latvijos ir Estus, kurie taip pat pas mumis. Apdovanoju Švento Jurgio Marijampolės globėjo medaliu Vytautą Pilipavičių, automoto klubo Ugira Kros tikrąjį narį, už nuopelnus Marijampolės automobilių sportui. Varžybų atidarymo metu buvo pagerbtas automobilių sporto veteranas marijampolietis Vytautas Pilipavičius. Jam buvo įteiktas Šventojo Jurgio Marijampolės globėjo medalis.
Vytautas Pilipavičius skynė pergalės ne tik Lietuvoje, bet ir 4 kartus tapo tuometiniais Tarybų Sąjungos čempionu. Pradžioje lenktynėse dalyvavo vairuodamas sportinius sunkvežimius, bet kai lenktyniauti sunkvežimiais buvo uždrausta, norėdamas tęsti sportininko karjerą, Vytautas Pilipavičius sukonstravo kiek kitokį automobilį bagį. Pirmą kartą Augyra Cross trasoje varžėsi ne tik automobiliai, bet ir komandų mechanikai. Nugalėtojų laukė organizatorių įsteigtas prizas. 3, 2, 1. Nu, tai jau jie patys šitai nuspręs, su kuom ten išgerti. Žiūrėdami pasirodo, tu ne tik greit moki važiuoti, bet ir gerai bėgi, tai šaunuoliai. 2 dienas trukusiuose varžybose Lietuvos autokroso pirmenybių komandinėje įskaitoje nugalėjo Telšių klubas. Antrąją vietą užėmė Klaipėda. Treti liko Panevėžio klubo sportininkai. Atskirose automobilių klasėse pergalę šventė. D Super 1600 klasėje nugalėjo Arniš Odinš Latvija. D Open klasėje Darius Tomašauskas. D 2000 klasėje Paulius Kiudys. D 1600 Tomas Kraudenis. Marijampolės mero taurę laimėjo lenktynininkas Tomas Zavarskis ir vaikų minibagių varžybose nugalėjo jaunesnysis Zavarskis Matas. Rugsėjo 18-22 dienomis Marijampolėje Europos judumo savaitės renginiai. Marijampoliečiai kviečiami juose dalyvauti ir nors vieną savaitę metuose tapti judresniais, o rugsėjo 22 dieną mieste be savo automobilio rinktis draugiškas aplinkai susisiekimo priemonės, keliauti pėsčiomis, nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu ar važiuoti dviračiu ir prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo ir gyvenimo mieste kokybės gerinimo. Pastaraisiais metais žymiai išaugus motorinių transporto priemonių srautui, oro kokybė vienas svarbiausių Europos šalių gyventojų rūpesčių. 15 metus rengiama Europos judumo savaitė suteikia galimybę žmonėms aptarti būdus, kaip būtų galima spręsti oro taršos, triukšmo, eismo įvykių gausos ir sveikatos problemas. Todėl marijampoliečiai kviečiami aktyviai dalyvauti judumo savaitės renginiuose rugsėjo 18-22 dienomis. Savaitė prasidės nuo 18 dienos, tai yra sekmadienio, 10 valandą jau kviesime visus bendruomenės narius į Basanavičiaus aikštę. Čia bus nuo 10 valandos žymimi dviračiai, policijos pareigūnų pagalba. Taip pat 11 valandą dar atlikę tam tikrus tempimo pratimus, mankštelę lengvą, dviratininkai, taip juos pavadinkime, pajudės link Triobiškių kaimo. Triobiškių kaime bus sustojimas maždaug apie 12:30 iki 13:30 valandos, kur vaišiname arbata bus žmonės. O 15 valandą lauksime visų sugrįžtant į Basanavičiaus aikštę, kur vaišinsis košę tradicinę ir atsipūs truputėlį ir bus pagerbiami mūsų dviratininkai. Rugsėjo 19 dieną vyks pėsčiųjų žygis Marijampolė, susitikime čia. Tas žygis ypatingai būna gražus ir įdomus, kadangi profesionalus gidas veda šitą žygį. Taip pat rugsėjo 20 dieną antradienį nuo 8 iki 17 valandos bus tikrinamos automobilių išmetamos dujos. Tiesiog toks profilaktinis patikrinimas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos agentūros departamento Dariaus ir Girėno 4. Tad kviesčiau irgi sudalyvauti. Taip pat rugsėjo 21 dieną naktinis dviračių žygis, 20 valandą ir ten apie 20 žmonių vyks užsiregistravusių. Rugsėjo 22 dieną vyks akcija, jau ta garsioji diena be automobilio, tai Marijampolės miesto transportas veš nemokamai. Tiesiog noriu pasakyti, kad autobusai maršrutu 2, 3, 3A, 4, 6, 9, 10, 11 ir 16 galite drąsiai sėsti ir važiuoti. Tačiau dar kartą noriu visus kviesti, būkime sveikesni, būkime judresni. Akcijos organizatoriai Marijampolės savivaldybės administracija ir visuomenės sveikatos biuras. Daugiau informacijos šių įstaigų interneto svetainėse. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Jaukaus vakaro, sudie.
Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubrika remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių, pūs šiaurės krypties vėjas 2 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, vėjas šiaurės rytų, jo greitis 3 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 18 laipsnių šilumos.